visiems susirinkusiems, sveikinu visus atvykusius į Lietuvos tradicinio karatė čempionatą finalus. Apskritai Lietuvos tradicinio karatė čempionatas ne Vilniuje vyksta pirmą kartą Lietuvos tradicinio karatė istorijoje. Iki šiol visą laiką čempionatai ir daugelis tarpklubinių varžybų yra vykę Vilniuje. Taip pat šiais metais Vilniuje vyko pasaulio tradicinio karatė čempionatas, į kurį suvažiavo 24 valstybės. Taigi, remdamiesi ir kūno kultūros sporto departamento ir visos sporto veiklos plėtra, šiemet buvo nuspręsta daryti Ukmergėje ir tai yra, galima sakyti, istorinis įvykis Lietuvos tradicinių karatė sporte. Taigi, manau, Lietuvos tradicinio karatė čempionate gali dalyvauti tik tai klubai, kurie priklauso Lietuvos tradicinio karatė asociacijai. Tai yra klubai nariai, kurie turi reglamentuotą savo veiklą, kurie yra registruoti Lietuvos tradicinio karatė asociacijai. Į Lietuvos tradicinio karatė čempionatą susirinko apie 100 dalyvių ir dalyvauja klubai iš Vilniaus, Vilkijos, Kauno rajono ir Ukmergės. Viso dalyvauja 6 klubai. O tai patys geriausi sportininkai? Lietuvos tradicinio karatė čempionate dalyvauja patys geriausi, pažangiausi Lietuvos karatė sportininkai. Ir laimėtojai, prizininkai yra kandidatai į Lietuvos tradicinio karatė rinktinę, kuri būtent atstovaus Lietuvai Europos tradicinio karatė čempionate šiais metais Italijoje. Taigi visi užėmę pirmas vietas yra kandidatai į rinktinę. Ne kandidatai, o iš karto kelialapį gauna į Europos tradicinio karatė čempionatą suaugę ir jaunimas nuo 18 iki 21 metų. Iš Ukmergiškių į finalus išėjo panelės, tai yra Lina Ungurytė ir Greta Stunžytė, jeigu neklystu. Taip pat labai gerai pasirodė Šarūnas Guobis. Taip pat iš klubo Danas puikiai pasirodė sportininkai Deividas Balinskis, tai yra jaunų 2000 metų amžiaus grupėje, bei jo brolis Denis Balinskis.
Kas dar iš ukmergiškių gerai pasirodė, bijau pameluoti, nes, kaip ir minėjau, protokolų dar net nemačiau ir negaliu pasakyti. Karate sportuoja ne tik tai vaikai, ne tik tai paaugliai, bet kuo toliau, to mes matom didesnį tendenciją, ateina žmonės pagyvenę ir kaip pavyzdį galiu pateikti būtent mūsų klubą, kuriame turim sportininkų nuo 6 metų iki 65 metų sportininkų, taigi tai yra amžius tikrai neapibrėžtas. O jeigu imant karate sportą visame pasaulyje, tai yra formuojama suaugusių grupė, žmonės eina sportuoti dėl sveikatos, dėl savęs, dėl geros savijautos, nes tai priklauso nuo instruktoriaus. Jeigu tai yra teisingos, kokybiškos žinios, tai tikrai yra labai, labai naudinga. O Ukmergėje mes sportuojam Antano Smetonos gimnazijoje 2 kartus per savaitę ir pirmadienį, trečiadienį prašom bet kada užbėgti.